Nu, čia ir šabakštynas, bet tokiose vat vietose upėtakiai ir mėgsta sėdėti. Pažiūrėkime, ar čia kas nors sėdės. Ne, nepanašu. Bent jau nieks arti nesėdė. Šiek tiek toliau. Tuščia. Pabandom dar toliau. Kaip matot, šita ritelė taip tyliai tiesiog dirba, kai laikrodukas. Ir man labai patinka, kaip ugnelis veikia. Tiesiog taip smagiai padarytas. Tiesiog taip paminkštinimas toks tarsi yra. Nėra to, kaip Shimano rites, to, nežinau kaip jį net pavadinti lietuviškai, kriaukštelėjimo. O čia taip paminkštintai ir į kitą pusę irgi. Bet nėra toksai slopi, kad būtų, nėra, kad jis toksai labai palaidas, žodžiu, superinis lankelis. Na ir apskritai viskas labai gerai pas šitą ritę yra. Balą kloja, sakyčiau, 9 iš 10. Yra viršui tenais toksai mikro tarpelis, bet nieko čia nepadarys, jisai nekenkia. Ir kiek važiuojau su šitą ritę, nebuvo, kad valas užsimestų ant šito, kaip pasakyti, liežuvėlio arba būgnelio auselės ir po to, kad užmetant kitą kartą, kad pasidarytų paukščių lizdas arba toksai susipainiotų valas, žodžiu. Čia dar taip nebuvo. Ir va, naudoju tik tai 0,5 gramo svarelę. Meta puikiai, aišku, plonas valas, kotas irgi liaunas, bet ritė tikrai prisideda gerai. Bandom prasibraut per čia. Ok. Oi, kaip smagiai sukasi šitą ritę. Upėtakis apsiviniojo, bet mes jį vis tiek ištrauksim. Pažiūrėkit, kaip gerai stabdis pas šitą ritę dirba. Labai gerai sudirbo stabdis. Su upėtakiukas buvo įsipainėjęs. Nėra didelis, kiek čia, apie 30 cm. Toksai, vat, jo, apie 30 gal arti. Nebus 30, bet arti. Toks, vat. Bet stabdis, sakau, dirba puikiai pas šitą ritę. Tikrai gražiai šitą ritę dirba. Tiesiog nėra ko prikibti. Sakyčiau, šiai dienai, vat, iš to, ką aš mačiau, iš to, ką aš bandžiau, šita bus geriausia ritė iš AliExpresso, vat, ultralaitų ir netgi super ultralaitų. Ritelė sveria be valo 147 gramai. Tai vat, būgnelis yra berods 40 ar 50, turbūt 42 mm skersmens. Taigi nėra miniatiūrinė šita ritelė. Galima naudoti ir ultralaitui, bet vėlgi jau žiūrėkit pagal svorį, kur tenais reikia tokio svorio kotui, kad būtų balansas tobulas. Sakau, šiaip sukasi tiesiog puikiai sukasi. Įsukama rankenėlė, tada pažiūrėkit, kaip jinai atrodo juoda visa. Nu, nerealiai atrodo, tikrai nerealiai. Geriausiai atrodanti ritė taip pat, mano nuomonė, man patinka juodos ritės, be jokių ten aprašinėjimų. Žinoma, svarbiausia, kad jinai veiktų puikiai, šitą ir atrodo gerai ir veikia puikiai, taigi laiminti kombinacija, kaip sako. Na, gal čia koks upėtakis sėdės, jau būtų metas jiems pradėti maitintis kažkiek. Na. Kas ten yra? Kas čia toks? Šapalėkas? Panašu, kad šapalėkas, jo. Jo. Ne. Meknė. Ką? Jo, meknė. Nu, čia tai, prasme, aš žvejoju Anglijoje, tai meknių čia oficialiai nėra. Bet jūs pasakykit man, kad čia nėra meknė. Ir graži meknė apie kemt samų nuo degos galo. Jo, bonusas. Na geras. Ir čia bus pirma mano meknės pinigų. Aš pakirtau galvoju, kas čia vyksta?
žuvis nešokinėja, bet svoris tai geras. O kas čia darosi? Na, rytai testas geras. Nors, sakau, šita tokia buvo slabakė biški meknė, bet jo labai įdomu. Ežeruose ten komerciniuose yra čia tų meknių, bet paleisti jų upes yra draudžiama. Tai yra turbūt tos, kurios pabėga tik tai. Na, gal ten yra dar kokių meknių? Jo, yra. Žiūrėkit, kaip dirba tas stabdis. Čia žiūrėkit, atradau ešerys. Atradau skirtingų žuvų. Skylę, kaip sako, duobę. Žiūrėkit, ešeriokas gražus. Puikiai atidirbo ryte, puikiai. Be priekaišto. Galima net stabdžiuką ir stabdžiukas reguliuojasi. Čia jau šitą rytę, vat realiai iš dėžutės kaip išėmi, užvinioji valą ir viskas. Ir jinai bent jau mano kopija, tiksliau ne mano, čia draugo kopija. Nereikia nieko daryti, nereikia reguliuoti ten jokių stabdžių kaip pas kestrėlį, nereikia ten, jeigu nepatinka šitas garsas, pavyzdžiui, man nepatinka, tai čia jo nėra, bet labai gražiai viskas padaryta, kaip, sakysim, paminkštinimas beveik vos nėra čia jo, bet tiesiog jausmas toksai yra, kad atlenkia, taip jaučiasi, kad lankelis atsitrenkia taip maloniai. Na, gal dar ką nors čia galim įkirst. Jei dar šapalą įkirstume, tai čia iš vis būtų. Čia jau įkirtom kliuvinį. Galvojau, kad dar didesnė žuvis. Bandom. O! Tai čia yra dar reiškia. Čia, man atrodo, upėtakiukas buvo. Pažiūrėkime, ar pavyks mums jį iškrapštyti. Ne. Pabandom ten toliau. Kaip matot, ritutė dirba, tiesiog puikiai meta. Kivimukas velnias. Stabdis tai tikrai yra kaip, nežinau, šiaip pas Daivą, sakysim, ar ne, LT, ten Fuego, balistikus netgi, ten stabdis tai prastas gan būdavo ir yra dar, bet vėlgi čia nuo serijos priklausys, bet pas šitą stabdis tai yra tikrai geresnis negu ten pas bet kurią Daivą. Paskutiniu metu išleista, bent jau, sakysim, iš vidutinės klasės, ar tas pats galioja ir Shimano. Na, Shimano tikrai yra geresnis stabdis šiaip, bet pas šitą yra geresnis Shimano, mano nuomonė, už, sakysim, vidutinės klasės Shimano ir Daiva. Kaip matot, artėjo prie tokio tilto, ten paprastai gan dumblėta, bet upėtakiai mėgsta. Oi, geras. Čia jau reikia stabdę paturbinti šiek tiek, kad jisai neatsikabintų gražus. Štai, įsieta, įsamti, oi, koks gražus. Apie 30. Puiku, ačiū gražuoli. Kaip matot, šitą rytelę tiesiog tas stabdis, sakau, yra labai toksai, labai jau geras, labai naglas. Na ir visa rytė tiesiog perdavimas yra 5-2 su 1, tai jinai turi ir tos galios šiaip. Nors yra maža rytė, bet turi jinai ir tos galios tikrai. Na, gal dar ten koks vienas sėdės panašaus dydžio. Šiaip ilgai ir nebežvejosiu, čia praeisiu po šito tilto ir viniosiu link namų. Nemažai kibimų tikrai, nors čia išėjau valandai gal pažvejot ir parodyti jums šitą rytę. Dabar bus kibimas, pamatysit. Po tiltu tenais. Bum. Na. Ne. Keista. Gerai, judam tolyn.
Kurgi jūsų pėtakiai? Na, prie sienos gal sėdės vienas. Ne. Bet tikrai malonu žvejoti yra su šita rita. Tai vat kartais pasiemi ritą, ten ar pigesnė, ar brangesnė, bet tiesiog naudoji ją, nes tiesiog reikia. O šitą vat sukti yra malonu. Ir atlenkti tą būgnelį, kaip sakiau, yra labai labai malonu. Žiūrėk, nebesirodo daugiau niekas. Bet čia tikrai jų yra. Tiesiog nesimaitina kažko rupūžės.